Tie, kas buvote Italijoje, juos puikiai pažįstate. Ekspresyviai italai mums ramiems lietuviams atrodo taip, lyg jie būtų atkeliavę iš tolimosios Urano planetos. Bet kai pažvelgi dėmiau, italai nėra jau taip toli. Tai reikia tik užsukti į Vilniuje esančią Arkos galeriją. Benvenuti alla mostra, sono contento di essere qui fra voi. Spero ancora di ritornare e di vedere così tanta gente come oggi. Grazie. Va bene? Esame Arkos dailės galerijoje. Parodoje dalyvauja daugiau kaip 40 populiarių ir tarptautiniu mastu gerai žinomų menininkų. Čia eksponuojama per 80 meno kūrinių. Ir žinoma, svarbiausia, čia karaliauja italai. Rodėme ir austrus, ir vokiečius, rodėme ir lenkus, ir latvius, bet šiandien italų paroda iš tikrųjų atnešė tokios šviesos ir saulės į mūsų patalpas. Pradėdami pakuoti darbus, pradėjome džiaugtis, nes iš kiekvienos pokavimo lipo vis kažkas tokio naujo, netikėto ir įdomaus. Ir nušvito ryškiai vaiskiomis spalvomis niūriai apsiniaukusi Lietuvos padangė. Kažkuo džiaugsmingi, kažkuo palaidi, kažkuo saulėti, besidžiaugiantys gyvenimu, žmonėmis, spalvomis, emocijomis. La vita è bella. Gyvenimas juk yra gražus. Benvenuti alla mostra, sono felice di vedervi. Kaip teigia parodos organizatoriai, ši paroda yra tarsi didelis teatras, atvira erdvė, kurioje į sceną visiškai laisvai lipa herojai, savo paveikslais kuriantys istorijos ir kronikos laiką. Šitoj parodoj eksponuojama pagrinde šiuolaikinė Didžiulė Venecija regiono tapyba. Tačiau matom šiek tiek ir grafikos darbų, ir koliažų. Visi darbai šviežus mūsų akiai, jie tokie neužkankinti, jie tokie laisvi. Matosi, kad menininkai gyvendami tokiam saulėtam ir gražiam regione, taip pat ir savo kūrybą žvelgia su džiaugsmu, žvelgia atsipalaidavę. Čia nematysi daug kažkokių užkankintų, išvargtų kūrinių. Visi kūriniai alsuoja šviežumu, saulės šviesa ir kažkokiu pozityviu požiūriu į gyvenimą. Eksponuojamų kūrinių autoriai yra kilę iš visų Italijos regionų, priklauso skirtingoms kartoms ir mokykloms ir jau yra įsitvirtinę Europos rinkoje. Jie kuria Italijos ir Viduržemio jūros šalių darnią visumą, akcentuodami jautrumą šviesai ir spalvoms. Con questi miei quadri voglio lasciare un messaggio ai visitatori. Paveikslus stengiausi perteikti jausmus, emocijas, pojūčius. Dažniausiai mano paveikslai neturi pavadinimo. Tiesiog noriu, kad juos stebintis žmogus pats suprastų ir pajaustų paveikslo skleidžiamą energiją bei emocijas. Tuo noriu dalintis su paveikslo stebėtojais. Diano qualcosa di interessante ed emozionante. Juk atrodo,